Tai mano vardas Imantas. Iš dalyvių sąrašo matau, kad kai kuriuos jau puikiai pažįstu, kai kuriuos mažiau pažįstu, bet visi matyti. Nekalbu jau apie kolegas, čia sakyčiau, kaip mūsų mažas kečapo klanas. Visi viens apie kitą neblogai žinom, visi turime savo stipriasias pusės, kurias ir parodom. Tai labai smagu ir kolegas pamatyti, kaip sėkmingai darbuojasi. Tai dabar trumpai apie mano pristatymą. Tai mano pristatymas bus šiek tiek, galėčiau sakyti, kitoks. Šiek tiek iš toliau. Kolegos pristatė nuostabiai iš funkcionalumo pusės. Aš šiek tiek norėčiau tą big picture parodyti ir papasakoti, kur dažniausiai įtariu, kad stringat ir kaip iš to tokio strigimo išlipti. Tai pirmas momentas, Twinmotionas. Tai tie, kas neteko girdėti kam, tai Twinmotionas yra taip pat vizualizavimo varikliukas. Aš manau, kad gal net ir atsibojo tų pavadinimų, nespėjom linksniuoti. Kaip tik neužilgo bus podcastas, su Jaroslavo darėm podcastą ir jo studentų. Tai beje, šią savaitę bus live, taip pat pasišėrinsim. Kalba irgi buvo apie vizualizavimo sprendimus, kad jų yra daug, kaip išsirinkti, ką daryti ir panašiai. Tai Twinmotionas vienas iš jų. Tai Twinmotioną gal arčiausiai priartinčiau prie Lumiono ir jie dalinasi panašiais specialistais. Tai yra standalone'is produktas, atskiras produktas, kuris yra skirtas vizualizuoti ir jisai yra pastatytas kaip ir ant game engine'o. Beje, dabar visi game engine'ai kratosi to pavadinimu, kad jie ne game engine'ai, o real time engine'ai. Tai Twinmotionas yra Unreal Engine'o, pavadinčiau taip, smulkioji versija. Tai turim Unreal Engine, labai didelį galingą varikliuką, kuris per paskutinius 3-4 metus boomina tiesiog. Tai Twinmotionas apkarpyta paprastesnė versija SketchUp'o, Max'o, Archicad'o, Revit'o ir visų kitų BIM produktų, modeliavimo produktų, dizaino produktų softas, kuris leidžia įsikelti viską čia. Tai Twinmotionas dažnu atveju gaunas taip, kad Unreal Engine pasirodo kažkokios labai įdomios funkcijos ir tam tikros funkcijos perkeliamuose į Twinmotioną. Taip, tai dabar, aišku, ne viskas perkelta, su laiku viskas bus perkelta. Tai Twinmotionas atrodo kaip iš softinės pusės štai šitaip. Šiaip pat user interface'as pakankamai paprastas. Čia gal beje visi gamintojai linktojina, kad user interface'as būtų kuo paprastesnis. Ir natūralus klausimas, vieni mokinotės ir kaip tik kolegos rodė, Virėjus, Lumionas, Enscape'as ir panašiai, o kodėl aš dar turėčiau išmėginti ir Twinmotioną? Ir taip nespėjom mokintis, susižiūrėti, kas vyksta ir panašiai, tai kam tą Twinmotioną pamėginti. Tai dabar situacija tokia. Ir mano pagrindinė šiandien žinutė ir patarimas yra toks. Labai svarbu yra visa ekosistema ir jūsų, kaip nuosekliai atrodo jūsų darbo eiga. Tai dabar Twinmotionas. Kuom jisai skiriasi iš kitų produktų? Tai Twinmotionas, pradėsiu nuo to, kad jisai turi suintegruotas bibliotekas. Aš galėtume pasiginčyti, kad ir kiti turi suintegruotas bibliotekas, tas Lumionas, Virėjus turi Cosmo ir panašiai. Čia skirtumas didysis prasideda tuom, kad čia suintegruotos bibliotekos, jos yra didelės, yra atskirų gamintojų. Tai reiškia, tos bibliotekos, kurios yra suintegruotos čia, jos nėra Twinmotiono bibliotekos. Kad ir turi tokią, bet yra atskirai integruotos didelės bibliotekos, kurios yra universalios ir jos nėra pririštos prie Twinmotiono. Tai pirmas pavyzdys yra, va čia kairiai pusėje mes turime library ir va čia turime tokį dalyką, kuris vadinasi Sketchfab. Ir čia leidžia gražiai pasirinkti, labai gražiai suintegruota viskas į vidų ir aš jums parodysiu, va. Tai Sketchfab yra didelė biblioteka modelių, jinai yra user-based, labai panašiai kaip, sakyčiau, kaip 3D Warehouse'as, tik tais daugiau turi to gryno 3D modelio, ne tik kiek paprastų paviršių, bet begalę turi organinių paviršių. Temos ir subtemos, su kuo čia galima dirbti, yra labai didelės ir čia galima rasti nuo paprastų modelių iki labai labai sudėtingų modelių. Įsivaizduokite, šitą biblioteką, beje, čia modeliai yra mokami, taip labai didelė tų modelių dalis yra sukelta čia į Twinmotioną. Ir jeigu aš pasispaudžiu, pavyzdžiui, architektūrinę dalį, man tinkamai užkrauna šitą biblioteką ir aš galiu iš karto žiūrėti tos modelius.
Tai jeigu man koks nors modelis tinka, aš atitinkamai paspaudžiu, kad noriu jį parsisiųsti, pasispaudžiu download ir tą modelį įkelia. Kol kas kaip ir viskas nieko, modeliai atkeliauja tikrai labai tvarkingai ir tas bendras vaizdas, jisai yra tikrai labai neblogas. Tai tie modeliai turi taip pat kaip ir kitur būna minusų, kartais netinka scale'as, kartais kažkokia tekstūra būna nušokus, o tai atsitinka dėl to, kad Sketchfab biblioteka modelių yra jinai ta, kur specialistai kuria modelius, deda, jos pardavinėja. Tai reiškia, visko gali būti. Bet čia jau didysis skirtumas nuo kitų vizualizavimo varikliukų. Reikėtų paminėti, kad šitoj vietoj modeliai yra kiekvieną kartą atnaujinami. Tai reiškia, kiek kelia specialistai naujų modelių, tiek jūs galite tikėtis naujų modelių. Tai reiškia, jeigu aš jau biblioteką normaliai prakračiau ir naudosiu kitą kartą modelius, tai tinkamai gaunasi, kad kiekvieną kartą atėjęs aš galiu rasti vis naujų modelių. Pirmas pastebėjimas. Žiūrėjom dar toliau. Dabar yra biblioteka, kuri vadinasi Megascan. Tai Megascan labai didžiulė biblioteka. Taip, to aš iškart parodysiu. Tai taip pat yra atskiras gamintojas. Tai čia yra skanuoti modeliai, labai įvairūs, taip pat jie yra atnaujinami. Čia pastebėtumėt, kad va čia yra rašo 18 000 modelių, atskirai yra čia su medžiagom, atskirai yra parsisiųsti ir įvairios medžiagos. Ir šita biblioteka išskirtinė tuo, kad čia modeliai yra fiziškai tikslus, skanuoti gražus modeliai. Tikri modeliai. Iš esmės fotogrametriniu būdu, čia ką Marius minėjo, būna lazeriniu būdu, fotogrametriniu būdu, tai tą, ką Marius pasakoja, tai čia su to skanavimu padaryti modeliai, apdoroti ir paruošti naudoti Twinmotion. Lygiai taip pat, reiškia, šita biblioteka, kadangi jinai yra suintegruota į Twinmotion, atitinkamai gaunasi, kad mes galime modelius iš karto čia pasimti, siųstis ir naudoti. Jau dvi bibliotekas turime, kurios yra suintegruotos. Okay, važiuojam dar šiek tiek toliau. Ir čia labai svarbi dalis, kuri yra, pažymėsiu, čia ir šito atveju mes dažnai prašaunam, kai kuriam vizualizacijas, kodėl tas įvyksta pasimetimas. Ir situacija yra dabar tokia, kad visi produktai, Twinmotionas, Virėjus, Enscape'as, jeigu pažiūrėtume, kaip rodo jos tos feature'us, kaip reklamuoja jos, visi jie gauna pakankamai gražias vizualizacijas. Iš esmės, nepriklausomai nuo varikliuko, vis tiek jie yra visi modernus ir pakankamai gražiai atrodo. Ir tada ateina tas face to reality, kai pradedam kurti vizulkę, bet kokią, ar tai būtų architektūrinė, interjero, landšafto ir panašiai, ir atsiduriam, kad toli gražu neatrodo taip, kaip mes tikėjomės, taip, kaip buvo pakeisti, parodyti feature ir po to galvojom, pamėginsiu kitą varikliuką. Ir čia prasideda tą, kur pačioje pradžioje paminėjau, tą ciklą, kai mes peršokom iš vieno į kitą, pamėginau Twinmotion, išėjo, draugas parekomendavo Lumioną, peršokau Lumioną, irgi nesigavo, tada mėginu Virėjų. Dar daugiau nežinomųjų ir gaunasi, kad keičiam varikliukus, naudojam pagrindą tą patį, nėra to atveju, tas pats paminėtas SketchUpas, Blenderis, Maxas. Ir gaunasi, kad mes gaunam pakankamai skirtingus ir pakankamai prastus rezultatus. Tai dabar trumpai, kas tai yra Adobe Substance 3D. Ir čia labai svarbus momentas prasideda. Jeigu mes norim, kad mūsų vizualizacijos atrodytų gražiai, turinys turi būti gražus. Ir čia dažnai yra galvojama, kad varikliukas pats savaime turi padaryti, kad turėtų būti gražu. Tai jeigu vizulka turi būti graži, tai reiškia, naudoju Virėjų arba Twinmotioną, tai jie yra modernus ir man padarys gražiai. Tai atsakymas yra ne, jie gražiai skaičiuoja, jeigu taip galim pasakyti, bet jie skaičiuoja vis tiek turinį, kokį jūs panaudosit. Ir aš tokį pavyzdį laiką per mokymus sakau, net ir jeigu nusipirktumėt fotiką su lešiu ir sumokėtumėt 200 000 ir fotografuotumėt negražų daiktą, nemokėdami su juo elgtis su blogu apšvietimu, jis vis tiek atrodys prastai. Tai reiškia, fotikas už 200 000, ką tik neįsprendė paprastos problemos, kur su bet kokiu telefonu, žinant, ką darom, galim padaryti ir atitinkamai su atitinkama aplinka ir apšvietimu. Tai va dabar iš tų didelių dalykų, ką paminėjau, tai Substance yra ta dalis, kuri yra skirta dirbti su medžiagom. Dabar baisiausia klaida, ką galim padaryti dirbant su SketchUp'u ir perinant prie bet kokio varikliuko render engine'o, įskaitant ir Twinmotioną,
jeigu mes ateiname prie dešiniai pusė prie materials ir sugalvojam kažką iš tų materialsų čia panaudoti. Viskas, tarsi, jau joks stebuklingas render engine'as mūsų čia nebeišgelbės, jeigu mes naudosim medžiagas iš čia. Man dar sakė, kėlė klausimas, kodėl jie jų nepanaikina. Jau, tikrai, čia prieš 15 metų tas medžiagas įdėjo ir jas vis dar čia. Tai esmė yra tokia. Medžiaga, jinai turi labai daug savybių. Ir jinai yra vienas iš jūsų pagrindinių rūbų, kai kuriate vizualizaciją. Ir yra geros medžiagos, yra prastas medžiagos. Dabar su Twinmotionu, kai dirbat, ir jeigu į savo darbą, jeigu įtrauktumėt, čia gal reikėtų taip paminėti, aš jums truputį papiešiu, kad mintį pagautumėt. Tai turime pagrindą, tarkime, turime SketchUpą, Maxą, turime Blenderį, nežinau, Revitą, Archicadą, just name it. Tai čia mūsų pagrindas, su kuo mes kūrėm. Ir po to mes su kažkuo renderinam, tai čia va tie patys virėjus, turime Twinmotioną, Enscape'ą, Lumioną galim paminėti, D5 dar toksai mažiau žinomas. Ir gaunasi mes perinam iš vieno pusę į kitą ir va šita tarpinė dalis yra pati svarbiausia. Tai kokias ir kaip medžiagas mes naudojam. Tai reiškia, jeigu mes pasimsime medžiagas iš čia arba prasisiusime medžiagas iš Warehouse'o, tai labai paprastai tariant, iš viso šito steko, iš viso šito mūsų, čia pavadinkim, softai, jeigu jūs tiesiog perinate į bet kurį render engine'ą su tuo, kaip yra, ir panaudojate iš Warehouse arba iš čia, nedaug dėvė čia iš šono, neatleidžiamas klaidos, tai bet kokiu atveju su visais render engine'ais jūsų vizualizacija bus žemiau vidurkio. Bet kokiu atveju. Jūs gausite tokią paprastą, kaip mes šnekėjom su Jaroslavu, tokią su plastiko skoniu, tokią vizualizaciją gausite. Tai dabar šita vieta, tai reiškia, medžiagos keliauja iš čia į čia. Čia dar kiekvienas engine'as turi savo apšvietimą. Tai reiškia, dvi sudedamosios dalis, pačios svarbiausias. Medžiagos, apšvietimas. Tai su apšvietimu mes galim dar čia susitvarkyti. Bet jeigu jūs panaudosite prastas medžiagas, prastus 3D modelius, tai joks jūsų render engine'as problemos neišspręs. Ir dabar paprastas dalykas. Dabar perinu šiek tiek prie Twinmotiono ir vėl grįšiu prie darbo eigos su Substance'u. Sekundę. Ir va čia turime Twinmotion'e, tarkim, turime grindis. Pasižiūrim, kaip jos atrodo. Atrodo neblogai. Galim sakyti decent variantas, nes čia viskas yra real time. Ir jeigu mes pasižiūrėtume, ką mes galim su tom grindim padaryti, tai mes galim pasikoreguoti blizgumą. Pažiūrėkit, jos gali būti labai blizgios, jos gali būti šiek tiek arba pakankamai stipriai matiškesnės, bet Twinmotionas jisai real time rodo atspindžius, to, ko nesugeba kiti padaryti real time. Čia labai svarbus momentas. Ir turime šitą nustatymą. Tada matom, kad overall mūsų paveiksliukas atrodo labai negerai, puikiai atrodo. Ir čia pastebėkite, jau rašo ženkliukas Substance ir sako, rezoliuciją jis naudoja 2000. Ir dabar pakeičiu. Dabar pastebėkite visas problemas, kur prasideda. Jeigu jūs panaudojate mažos kokybės paveiksliuką, kas iš to, kad blizga, sunkiai kas matosi, šiek tiek pagerinkime situaciją, kaip ir atsirado grindis. Ir bendras vaizdas vis tiek jis yra toli gražu ne to, ką mes tikėjomės. Ir jeigu aš panaudočiau kaip pavyzdys 2K, aš jau pradedu matyti visą grindų detalumą. Ir reiškia, aš jau galiu gauti, net ir dabar, pavyzdžiui, nuoširdžiai, neretas, kuris pradeda net ir dirbti su vyriai, kuris nėra real time, bet skaičiuoja viską fiziškai tiksliai, negali gauti tokių grindų su virėjim. O ne dėl to, kad virėjus kažkokiom prastas, o dėl to, kad buvo panaudota prasta medžiaga. Ir jeigu paspaustume čia, pastebėkite, mes galime pasirinkti ir 4K, aiškiai paspaustum, pakankinkim, tai perskaičiuoja. Tai gaunasi, jeigu net reikėtų man daryti vizulkės, daryti close-upą, tai pažiūrėkite 4K, kaip atrodo tekstūra, aš galiu iš esmės iš čia renderinti ir padėti, nežinau, laikroduką, batą, veidrodį, apšvietimą ir ką tik nori, ir visai atrodo žiauriai gerai. Taip. Reiškia, mūsų pirmoji didžioji problema yra, kokį turinį mes panaudojam. Ir pažiūrėkite tarpeliai, realiai, real time, net nerenderinta, o dar galima papildomai nusirenderinti, aš jau gaunu, taip, sort of fotoreelą. Tai dabar biškai išeikime į lauką ir truputį pasigąsdinkim.
ir išeinu į lauką ir va čia medžiagos įvairios prasideda, kurios atėjo iš pačio SketchUpo, va šiuo atveju iš projekto, va čia atėjo va tos medžiagos defaultinės. Negalim sakyti, kad neatspindi bendro vaizdo, parodo, bet pasižiūrėjus, atrodo kaip žaidimas, 90-ųjų žaidimas koks nors, ir čia pavadinti, kad real-time engine'as kažką blogai daro, ar, pavyzdžiui, Twinmotion'as taip atvaizduoja. Ne visai, grįžtame vidų ir pamatom, kad Twinmotion'as jis moka ir jisai žiauriai gerai atvaizduoja. Matot, link kur linkiu viską. Tai dabar važiuojam dar toliau. Tai Twinmotion'as, kaip matot, su medžiagom, net ir tokio dydžio puikiai susitvarkom. Tada važiuojam tai, kad tos medžiagos dar gali turėti įvairų detalumą ir pavyzdžiui, va čia dešiniai pusėje, scale, roughness ir panašiai, čia kol kas viskim, bet pavyzdžiui yra normal. Tai kiek mes norime stipriai matyti įvairius tarpelius ir panašiai. Dabar pažiūrėkit, į nieko nebuvo. Taip, sugrąžinkim, čia geriau matysis va tos kampelis. Nuo beveik nieko, kai tekstūros nesusiduria, ir va čia kaip gražiai atsiranda lentelės. How cool is that? Tai reiškia, turint labai tvarkingas medžiagas, naudojant Twinmotion'ą, kuris turi pažangiausią apšvietimo sistemą, čia tikrai neperdedam. Tarsime, vyrėjus viskas tvarkoja, bet kas susijęs su real time'u, tai real time'u, kas susijęs tai Unreal Engine'as ir Twinmotion'as, geresnio nėra. Lumionui dar reikia labai pasistengti, kad gauti tokio lygio taip greitai vaizdus. Ir va dabar ateinu į tą tarpinę, va čia mūsų buvo pagrindas, čia bus medžiagiškumas ir čia render engine'as, kurį mes naudojam. Ir jeigu va tą tarpinę jūs tvarkingai sprendžiat, iš esmės jūs galite pasirinkti bet kokį įdomesnį jum arba patogesnį sprendimą, kuris jums tenkina. Ir dabar, va čia visur yra va šita S raidelė, ir ne dėl to, kad šitas medžiagas skirtas saugusiems, čia rodo, kad yra substance medžiagos, ir va čia rašo pačioj substance assets. Tai Substance biblioteka yra baisingai didelė biblioteka ir jinai turi baisingą skirtumą. Kaip baisingą žodį panaudojau. Ir šitas medžiagos, jos yra parametrinis. Ir dabar vis tikrai specialistai, kai dirba architektai, interjero dizaineriai, produktų dizaineriai, landšafteriai, susiduria su problema, kad iš kur gauti medžiagų. Ir gaunasi, kad medžiagų pačių įvairiausių žmonės tiesiog googlina arba eina per įvairiausias bibliotekas ir scrollina. Tai Substance biblioteka skiriasi tom, kad jinai yra universali, tai reiškia nepriklausomai kokį pasirinksite render engine, jūs galite turėti labai kokybišką medžiagą. Tik su vienais tai yra labai patogu dirbti ir turi tiesioginę integraciją, su kitais ne. Tai Twinmotion'as yra tas produktas, kuris turi tiesioginę sąsają su Substance'u, o tai reiškia, kad šitas parametrinės medžiagos, tai dabar ką reiškia parametrinės, pažiūrėkite, čia yra parketas, ir aš galiu atitinkamai parketą pasikoreguoti, kiek jis yra blizgus, kiek jis yra matinis, kokios spalvos dominuoja. Jeigu tai būtų kitokie paviršiai kaip plytelės ir panašiai, galime pasirinkti plytelių išdėstymą. Ir tiesiog parsisinčiu šitą medžiagą, dauguma parametrų persikels į Twinmotion'ą ir tos medžiagos, photoreal medžiagos keliauja štai va čia. Ir pavyzdžiui, dar uždėkime kur nors kokią medžiagą truputį, perinam prie šito. Ir čia turiu įvairias medžiagas, šią vieną ir užmečiau, ir yra, pavyzdžiui, lever. Ir užmečiau odą, simple as that, paprastas modelis, beje, modelis prisiūstas iš Sketchfab'o buvo. Jisai, pavyzdžiui, neturi UV tvarkingų, tai tos siūlės šiek tiek prasilenkia, bet atitinkamai aš realiu laiku galiu susitvarkyti, kaip ta sofa atrodo, pakeisti medžiagą pagal jos duotus parametrus, pasikeičiu, kiek detalės yra ryškios, kiek yra jos išnykusios ir panašiai. Leisva peržengti 200, ne. Ir atitinkamai, kiek į tarpelius patenka šešėlį ir panašiai. Tai Substance medžiagos turi šitą. Ir dabar yra dar didesnis dalykas. Tos Substance medžiagos, kurios sukeliauja čia, jos turi savo failo formatą. Ir yra toksai produktas, va čia tas tarpinis produktas, kuris vadinasi Substance Sampleris. Ir va čia gal prasideda svarbioji dalis, kur jūsų projektai gali daug geriau atrodyti. Tai pirma, jisai leidžia iš nuotraukų gauti labai kokybiškas tekstūras. Turi jau dirbtinį intelektą, tas dirbtinis jau visur, bet
turi tą, kad jeigu turite mažos rezoliucijos nuotrauką, ją įmetat ir paprašot AI upscale, jisai gali padaryti iš, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, iš 1000 rezoliucijos padaro 4K rezoliuciją tekstūros. Dabar čia viskas yra parametriškai ir viskas persikelia. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, paimkime kokį nors medžiagą, paėmiau marmurą. Dabar atitinkamai mes galim pasirinkti, va čia rodo tekstūrą, čia rodo kaip jis atrodo uždėtas. Galim pasirinkti foną, čia irgi viskas realiu laiku, nesileisiu detalės. Bet mes realiai galim pasirinkti, kaip jisai atrodo, netgi kaip atrodo įskilimai, kokią turi spalvą. Ir, pavyzdžiui, man reikia labiau link raudonumo, bet ne taip stipriai, va reikia va šiek tiek va šitai. Bet atitinkamai, kiek man reikia tų suskilimų, man reikia daug jų, jie turėtų būti smulkus, stambus, jų daug, mažiau ir panašiai. Tai reiškia, net ir visi skilimai tvarkosi šiuo atveju parametriškai. Tada atitinkamai roughness variations, pavyzdžiui, kai viena vieta blizga labiau, kita mažiau. Ir pavyzdžiui, man ne tik, kad reikėjo marmo, man reikėjo plytelių. Ir pavyzdžiui, sakau, tai man reikia, kad čia yra floor tiles. Ir jisai man sugeneruoja, kad tai yra plytelės. Ir dabar aš galiu pasirinkti, o kokios čia plytelės turi būti. Ir sakau, davai padarom, nors tokį įdomesnio, pavyzdžiui, taip tokias plytelės dėsim kažkur. Ir čia iki tokio lygio, čia šoniniai sluoksniai kaip Photoshop'e kaupėsi, ir atitinkamai mes galime apvalinti kampus, va šitų visų elementų, kiek turi būti daug, mažai kampų ir panašiai. Ir visą šitą medžiagą mes galėsime, pavyzdžiui, čia gap roughness, paimkime, pavyzdžiui, irregularity, padarom, kad būtų tarpai super lygus, padarom, kad jis nebūtų tiek stipriai įsišokęs. Ir čia galėtume dėti visokius random dalykus ir panašiai. Iš esmės mes kraunam, ką tik norim. Ir galutiniam variante mes į šitą daiktą galime išeksportuoti kaip SBSR failą. Tai va šitas failas ir yra skirtas, tarkim, Maxui, Twinmotionui ir kitiem produktam. Pasirenkam, kokius kanalus norėtume reguliuoti, čia kol kas irgi nesivelkim gal ir pamėginkim tiesiog išeksportuoti. Ir jisai išeksportuoja tą failą. Čia aš nemačiau, kaip eksportuoja. Tai reiškia, aš galiu, grubiai tariant, dabar susumuojam, ką pasakiau. Tai reiškia, Substance Samples leidžia naudoti visas medžiagas iš šitos bibliotekos. Tai reiškia, aš galiu įsikelti, jas pasikoreguoti, susikurti kokias noriu skirtingas medžiagas. Tada tas medžiagas aš galiu išeksportuoti ir naudoti bet kuriam savo norimam sprendimui. Šiuo atveju mes naudojam Twinmotion, kuris turi tiesioginę integraciją. Kitur gali prireikti pluginsų. Ir pavyzdžiui, tai prie materialsų, pasispaudžiu, kad noriu įdėti substance medžiagą ir sakau, davai panaudokime va šitą medžiagą. Ir jis atitinkamai šitą medžiagą įkėlė, failas yra sujungtas, aš galėsiu po to tą medžiagą pasikaitalioti, einam bet kur į šoną ir šitą medžiagą, užsidėjau marmuro plyteles, kurias aš pats galiu susistumdyti kaip noriu ir dabar papildomas detalumas, aš galiu pakankamai detaliai šitą medžiagą pasikeisti ir pasispaudžiam taip, šitaip ir atitinkamai, pavyzdžiui, scale'as, man reikia smulkiau ir stambiau. Tarpeliai visi išliko, viskas blizga, tik pasirinkim, kad roughness mūsų būtų kur kas toks, įdėkim dar daugiau blizgumo ir aš turiu jau gerą medžiagą, kurią galiu artinti ir bet kada, čia irgi labai svarbus momentas, to, ką nepadarysite iš esmės su jokių sprendimu, aš galiu pasakyti, davai, aš kadangi darysiu close-upą, padarom 4K rezoliuciją ir man padarys 4K medžiagą, reiškia, aš pakankamai iš arti galiu matyti visą detalumą. Arba, jeigu man reikia išsaugoti performance, sakau, davai, palikim ant 1000 ir aš galiu atsitraukti ir iš toli matysiu gerai. Ir jeigu grįžtų prie Substance Samplerio ir mes turime pasirinkę šitą medžiagą, kaip ji atrodo, bet aš galiu keisti, pavyzdžiui, kaip išdėliota yra ir prasilinkimas. Pavyzdžiui, prasilinkimas yra, sakau, davai, prasilinkimo 0, man reikėjo jų tiesiai. Arba, jeigu man reikėjo, kad čia būtų labiau kaip kokios grindinės plytelės, ar, pavyzdžiui, gal aš galėjau netgi pamėginti, kad formuotų kaip parketo raštą ir aš įsirenku kitokį raštą su skirtingom variacijom. Tai čia realiai iki išprotėjimo galime eiti.
Ir man tiesiog tai reikia išeksportuoti ir aš atitinkamai turiu photoreal medžiagą, kurią galiu pakeisti vos keliais paspaudimais. Tai dabar dar trumpai, labai trumpai, dėl pačio Twinmotion'o. Taip, dar norėjau parodyti, taip. Megascan parodžiau, tada sampleris. Jisai naudoja fotogrametriją, tai reiškia net ir nusifotkinus įvairius paviršius, jūs galite paversti, kad tai būtų tikra medžiaga. Trumpas pavyzdys. Turiu medžiagą, atsidarome. Turiu paprastą paveiksliuką. Pažiūrėk, detalumo šiso nėra, net negaliu nebiškertinti. Tai čia medžiaga yra tokia, jos dydis, pasižiūrim, kur čia būdavo informacija paveiksliuko. File info. Tai jo dydis yra 900x900x. Ir jeigu aš tą paveiksliuką tiesiog drop and drag padarysime mes į čia, jisai sako, tu meti paveiksliuką, ką su juo darom, o sakau, o davai iš to paveiksliuko padarom man 4K, padarom upscale ir sukurkime naują medžiagą, kurią aš norėsiu pasiversti ir naudoti. Tai dabar ją įkėlė, to jis ją pradės virškinti ir pastebėkite, jis iš karto ją virškina, kad tai bus 4K paveiksliukas. Tai reiškia iš niekur ir pažiūrėkite, iš karto rodau, čia ką tik priartintinėjo, o čia jau atsiranda visas detalumas, kurį aš galiu reguliuoti, kokių detalių noriu. Jisai padaro visus mapus, kaip normal mapas, roughness, metallic, height, visus padaro reikalingus dalykus, kurių neturėjote. Ir netgi, pavyzdžiui, yra siūlės, tas vadinamas stylingas, sakom, o davai tada panaikink man stylingą, man jo nereikia. Man matosi labai tekstūros sujungimai, nes aš neradau tekstūros tinkamos. Ir to jis padarys upscale ir padarys scalingą. Ir tada stylingas turkys. Sekundę palaukiam. Ir dabar turiu marmurą, paprasto paveiksliuką, kurį pasidariau 4K, pasirinku norimą detalumą ir panašiai. Pasidariau, kad nesimatytų taip pasikartojimų. Ant viršaus dar galiu uždėti norimą savo kažkokią spalvą, tarkim, man reikia jums dažyti, kad čia bus kažkoks marmuras su kažkokia spalva, atitinkamai įvedu spalvą, įveskime kokią specialią juodą ir uždėkime ant viršaus, pavyzdžiui, cracks, įbrėžimai. Ir įsidės įbrėžimus, galiu pasiversti plyteles ir važiuojam toliau ir aš vėl galiu išeksportuoti ir atitinkamai ateinu iki čia. Ir tada link paskutinių pastebėjimų. Tai Twinmotion'as turi savo irgi apšvietimo sprendimus ir panašiai, bet ką jis turi, yra toksai dalykas kaip Luminas iš Unreal Engine'o. Tai Luminas realiu laiku sugeba skaičiuoti atsimušęs šviesą ir suskaičiuoti to, ką vargsta realaus laiko apšvietimo ir vizualizavimo sprendimai. Tai sugaudyti realiu laiku visus atspindžius ir išgauti tikrą šviesos atsispindėjimą kambarį, tą vadinamą Global Illumination. Tai Luminas tą daro in real time, Unreal Engine, ir jisai yra įkeltas Twinmotion'e. Ir pavyzdžiui, pažiūrėkite, kaip atrodo čia mūsų medžiagiškumas ir visa kita dabar, kokio viskas lygio. Ir jeigu nueitume dešinę pusę, čia prie render, ir sakau, davai jungiam standartinį varikliuką, ir gaunasi, kad jisai nesugeba, pažiūrėkit, atspindžiai nebe tokie gilus, tekstūra nebeturi savo dalių, perina vėl prie to, tvarkingai prie to plastiko skonio. Tai dabar dar kartelį susumuoju. Tai reiškia pagrindas, SketchUpas, viskas su juo gerai, naudojam, parsisiunčiam modelius, pasidarom projektą, viskas su juo gerai. Tada medžiagos, tiek medžiagų, kiek jums reikia, jų nėra. Čia prasme ir aš, kaip sakant, tą žinutę dažnai mėginu pasakyti, reikės vis tiek susitaikyti, reikės išmokti kurti medžiagas arba jas pasikoreguoti ir datemti iki norimo lygio. Ir tada išsirenkam tinkamą savo modernų varikliuką ir naudojam. Papildomas pastebėjimas dėl Twinmotion'o. Twinmotion'as turi versiją tiek ant Windows'ų, tiek ant Mac'ų, tai reiškia naudoti galim visur. Pagrindas tinka iš esmės bet koks. Apjungtos yra bibliotekos. Failų formatus priima visus pagrindinius ir šiek tiek daugiau negu kiti softai, tik dar tiesa neturi, SketchUpas jau turi ir kiti softai jau turi USD failą, praeitą kartą apie jį šiek tiek šnekėjau, tai šitas kol kas neturi.
Direct link su SketchUp sujungtą atnaujinti galim ir dėl geometry pačio failo trumpai parodau, kad jisai importuoja visus reikalingus failus, įskaitant DXF, 3ds ir panašius failus. Tai reiškia tinkamai žinant, kaip panaudoti varikliuką ir naudojant kokybiškas medžiagas, tai 9% darbo padaryta Photoreal link. Viskas. Ačiū labai, Imantai, labai išsamu, labai vaizdinga, tikrai įdomi informacija ir pats Twinmotion toksai labai pažengusiam, sakykime, vizualizistam, kaip ir engine'as. Tai labai smagu buvo pamatyti tokių profesionalių pavyzdžių, pavadinkim. Na ir turime... Per klausimus perinama, ne? Taip, ir turime klausimų, nemažai čia susikaupusių. Tai galėtume praeiti nuo pradžios, turbūt. Ar Twinmotion'as kaip ir Unreal Engine galima turėti daug modelių vienoje vietoje aplinkoje, ar FPS nekrenta? Tai turbūt... Krenta. Jo. Gaunasi esmė tokia. Unreal Engine'as turi tokią funkciją, kuri vadinasi Nanite. Ta Nanite funkcija leidžia billions of polygons turėti ir neturėti iš esmės lago. Tai Twinmotion'as su paskutinė versija, čia latest release'as, tai jau turi Lumen turi, bet neturi dar Nanite. Tai Nanite'as bus sekančiam release'e, kada tai bus nežinau, bet atsakymas, kad krenta. Tai Unreal Engine susitvarko, Twinmotion'as dar ne, bet reikėtų minėti, kad iš Twinmotion'o yra tiesioginis eksportas į Unreal Engine. Tai reiškia, visą pagrindą galim pasidaryti, jeigu viskas tinka, tik didelė problema tapo, kad nebeišvelka eksport į Unreal Engine ir važiuojam toliau. Tai jeigu prireikia, Taip, tai toliau turime klausimėlį Megascan, veikia tik su Twinmotion'u. Ir taip ir ne, iš Megascan realiai mes galim parsisiųsti modelius, bet jeigu naudoti Megascan atskirai, pirma, tai yra mokama paslauga, Twinmotion ar Unreal Engine useriams tai yra nemokama paslauga, tai parsisiunčiam ir jos parsisiunčiam tam tikrus generic failais kaip FBX, OBJ ir panašiai, bet ne visi duomenys persikėlė tuo metu. Tai atsakymas būtų toks, galima, bet bus niuansų krūva. Taip, keliaujam toliau. Kaip substant medžiagas su vyriai? Čia toks turbūt jau atsakė. Jo, labai abstrakčiai pasakius, tai jeigu naudojam V-Ray for Max, tai yra pilnai automatizuotas sprendimas, jeigu naudojam Coronai, tai yra automatizuotas sprendimas, Cinema 4D su virėjim, ar ten naudojam Redshift'ą, viskas veikia. Kol kas su SketchUp'u ir virėjų mes tiesioginės integracijos neturim. Tai reiškia, Substance, kai eksportuojame medžiagas, mums tiesiog reikės išsirinkti norimus kanalus. Tie, kas mokinasi apie kanalus, čia matau porą mokinių, čia beje buvusi yra, žino, ką reiškia kanalai ir kiek mums teko praeiti, bet yra pasirinkimas, jeigu aš pasiėmiau, pavyzdžiui, JPEG ir pasakau, kad aš dirbu su vyriai, tai man visus kanalus atitinkamai iš karto paruoš renderiui. Tai atsakymas yra taip galim, tik reikia mokėti naudotis vyriai po SketchUp ir šiek tiek papildomų pastangų. Bet atsakymas yra visiškai taip, galim padaryti nuostabas medžiagas ir tą darom mokymo metu.